Jau 4 metai 4 lietuviai rengia televizinius projektus, mažiausiamis sąnaudomis, senomis transporto priemonėmis. Jie keliauja į tolimą šalį ir žvelgdami per kelionių dulkes ir nuovargį, bando pažinti žmones bei aplinką. Televizijos žiūrovams pateikiami tikri įspūdžiai ir daugybė rimtų žinių, o kartais iš kelionėse Martyno Starkaus rašomų dienoraščių atsiranda knygos. Po Šilko kelio aš sulaukiau pasiūlymo išleisti knygą ir šiek tiek papildžius tos dienoraščius pasirodė Šilko kelias. Praėjus kiek laiko aš pagalvojau, kad Tuk Indija, tas projektas ir tai, ką mes darėme, yra taip pat pakankamai įdomus ir verti to, kad apie tai galima būtų parašyti šitą daugiau. Ypač dėl to, kad kada mes ruošėmės kelionę į Indiją, mes suradome labai mažai informacijos lietuvių kalba apie tą šalį, į kurią mūsiškiai šiaip mėgsta nukeliauti. Dėl to ši knyga turbūt yra galbūt šiek tiek kitokia, negu kad buvo Šilko kelias. Tai yra joje ne vien tik tai mūsų nuotykiai ir tai, ką mes patyrėme, tačiau kiek daugiau žinių apie pačią šalį, apie Indiją. Ir geras dalykas tas, kad šią knygą aš rašiau konsultuodamasi su vienu indu, kuris ilgainiui tapo mano labai gerų draugų, su Nipūnu, kuris gyvena Delyje, ir visa ta informacija, kuri yra pateikta čia, yra aptarta su juo, jisai ją pats tikrindavo ir pasakodavo savo nuomonę tam tikrais klausimais. Dėl to čia esantis faktai yra gana tikri. Ir turbūt dar vienas dalykas, kuris įdomus, taip jau sutapo, kad tuo metu, kada mes buvome Indijoje, ten vyko tie baisus teroristiniai išpuoliai. Ir taip vadinamas karas Mumbajuje. Dėl to mes būdami beveik pačiame epicentre visų šių įvykių, pabaigoje taip pat pasakojame apie tai, ką mes matėme, kaip ten elgėsi žmonės, ir pateikėme faktinės medžiagos jau iš oficialaus raporto, kalbant apie visą tą tragediją, kuri vyko Mumbajuje. Paprašytas įvardinti įsimintiniausią įvykį, knygos Tuk Indija autorius prisipažino, jog keliaujant kiekviena diena yra atskiras nuotykis. Todėl tiesiog reikia imti ir atsiversti vieną iš knygos puslapių. Na štai, Brahmanas ir jo šventykloje mes sutikome, kuris įspūdingas buvo žmogus bent jau tuo, kad jisai pasirodo, nežiūrint į jo tokios skurdžios galbūt išvaizdos. Jisai yra tikras numizmatas ir kadangi ten atvyksta daug žmonių iš įvairiausių šalių, jisai yra sukaupęs labai didelę kolekciją įvairiausių šalių monetų. Ir mūsų 10 ar kiek mes ten centų monetą palikom jam, ir turbūt mažai yra lietuviškų tokių smulkių pinigų, kurie gali oriai jaustis, būdami reikalingi ir įdomus, o nesijausdami beverčiais pinigais. Aš noriu pasakyti, kad kiekvieną dieną, tai kaip ir kiekvienas puslapis, yra kažkas įdomaus ir turbūt labai sudėtinga būtų išskirti kažką daugiau.